Pasitikdami gražiausias metų šventes prisiminkime Winnersport rudens taurės čempionato akimirkas. Kovose dėl pergalių varžėsi ne tik patys mažiausi sostinės krepšinio mokyklos auklėtiniai, bet ir vyriausi patyrę treneriai ir vaikų tėveliai. Ir visgi, kam šiame čempionate sekėsi geriausiai? Be pralaimėjimų finalo link žengė nemažai komandų. 6 pergalės ir nei vieno pralaimėjimo nepatyrė SKAM 2004 Šeškinės pirmoji komanda. Po 5 pergalės be pralaimėjimų turi dar 3 komandos – SKAM 2001-2003 Lazdynų, SKAM 2003-2004 Pilaitės ir SKAM 2004 Centro komandos. Winnersport rudens taurėje rungėsi ne tik moksleiviai. Komandų gretas papildė SKAM trenerių, SKAM tėvelių, OZO ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komandos. Čia po 2 užtikrintas pergalės turi SKAM trenerių ir Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato ekipos. Kiekvieną savaitę Winnersport rudens taurės apžvalgoje buvo išrenkami naudingiausi savaitės top 5 žaidėjai. Evaldas Prokofsevas, žaidžiantis SKAM 96 Lazdynų komandoje, net 3 kartus buvo naudingiausių top 5 savaitės žaidėjų sąraše. Jį galime vadinti rezultatyviausiu rudens taurės turnyro žaidėju.